Sveiki prisijungę į Intuicijos galia podcastą, kur aš dalinuosi savo asmeninę kelionę transformuojančiom patirtim, įžvalgom, išmintimi ir naudingais patarimais. Tai sveiki prisijungę, labai gera, kas žiūrite, kas klausote. Taip pat, jeigu jums rezonuoja tai, kuo aš dalinuosi ir norite paremti mano podcastą, tai galite rasti visą informaciją šito įrašo apačioje. Jeigu norite su manim dirbti asmeniškai, jeigu norite įsigyti mano paslaugas, taip pat viską rasite po šiuo įrašu. Ir šiandieną esu pasiruošusi pratęsti prieš tai darytą įrašą, prieš tai darytą istoriją apie skyrybas. Kas nematėte prieš tai buvusio įrašo, tai labai kviečiu pažiūrėti, jisai vadinasi Skyrybos atvedusios į nubudimą. Ir šiandien aš tiesiog tęsiu istoriją nuo to taško, kur praeitą kartą pabaigiau. Ir beje, ačiū už jūsų žinutės, ačiū už jūsų pasidalinimus. Džiaugiuosi, kad daugam surezonavo, toks ir yra mano tikslas, dalinantis savo asmeninę istoriją, įkvėpti, padrąsinti, paskatinti, suteikti naudingos informacijos sunkiais gyvenimo momentais. Ir taip labai nuoširdžiai noriu su jumis paatvirauti, kad tokiu būdu detaliai dalintis savo asmeninę istoriją tikrai ir man yra iššūkis, todėl kad irgi įsijungia įvairiausios baimės, įsijungia įvairiausi apsauginiai mechanizmai. Tai, kas man buvo irgi įdiegta nuo vaikystės, kaip turi būti, kas yra gerai, negerai, kad tarsi kalbėti apie smurtą, kalbėti apie smurtautoją, kalbėti apie toksinius žmonės, tarsi tai yra nelegalu. Ir lygiai taip pat mano viduje susitrigerina tas vidinis vaikas, kuris išsigąsta visos šitos situacijos, bet tuo pačiu, ir dėl ko ir dabar šitą informaciją dalinuosi, realiu momentu, realiu laiku. Kaip jums visada sakau, kaip jūs manęs klausat, ką daryti, jeigu aš bijau. Daryk bijodamas. Daryk bijodamas. Tik taip tu gali perrašyti savo nervų sistemą, savo pasąmonę naujais būdais, naujais mechanizmais. Daryk bijodamas. Po mažą žingsnį, bet daryk bijodamas. Taip svarbu išlikti su savim švelniam, svarbu neperspausti, svarbu jausti savo kūną, bet tuo pačiu daryk bijodamas. Tai ir man pastebėjau, kad kitą kartą galbūt net norėtųsi dar detaliau kažkuo pasidalinti ir tarsi šiek tiek save pristabdau, nes sukyla kaltė, tarsi negražu. Negražu dalintis apie smurtautoją, negražu dalintis tai, ką aš patyriau. Tai čia yra visos tos ribojančios programos. Visos tos programos, kurios neleidžia būti savimi iki galo, neleidžia papasakoti savo tiesos, savo istorijos. O tai taip svarbu. Nes tiek daug žmonių iš tikrųjų yra labai panašiose situacijose ir jaučiasi tokie vieniši, ir jaučiasi, kad su jais yra kažkas negerai. Kai iš tikrųjų su jumis yra viskas labai gerai. Su jumis viskas labai gerai. Tai tęsiu istoriją nuo ten, kur pabaigiau, tai 2022 metais. Atėjo nušvitimas, supratau, kad turiu skirtis. Santykiai buvo toksiniai, santykiuose jaučiausi taip, kad tiesiog aš viena irkluoju tų santykių valtį, kad tiesiog ant manęs viskas laikosi ir tą pačią akimirką, kai aš viską paleisiu, viskas sugrius. Realiai taip ir buvo. Ir buvau užsienyje, grįžau į Lietuvą, gyventi viena. Ir praeitą kartą pabaigiau istoriją, kad išsinuomavau namą ir tuo pat metu po truputį pradėjau savo veiklą. Aišku, tai buvo pirmieji labai nedrąsūs žingsniai. Ir toliau dienos tikrai buvo labai sudėtingos, labai emociškai sudėtingos, tiesiog energijos nebūdavo niekam.
labai stiprus išgyvenimai, būdavo pašokdavau vidury nakties su nerimu, su panikos atakom, nesuprasdama, kas darosi, nesiorientuodama, kur aš esu, nes ne tik, kad netenki žmogaus, prie kurio esi pripratęs, ne tik, kad netenki to viso gyvenimo, kurį buvai susikūrę savo galvoj, bet netenki ir savo identiteto. To identiteto, kurį buvai pririšęs, prie to viso gyvenimo, prie to žmogaus ir prie tos visos iliuzijos. Ir tiesiog pradeda kilti klausimas, o tai kas aš esu, o tai kaip man dabar gyventi savo gyvenimą, o tai ką man daryti. Ir būsena tikrai sunki ir daryti apskritai bet ką daryti yra sudėtinga. Ir tiesiog vieną rytą, tiksliau eilinį rytą nubudau su labai sunkia būsena. Ta diena kaip tik turėjau turėti vakare terapijos sesiją. Ir buvo antiek negera, kad aš sau pasakiau, kad aš tiesiog nesikelsiu iš lovos iki pat vakaro, kol bus ta terapijos sesija. Ir leidau sau gulėti ir tiesiog skrolinti socialiniuose tinkluose. Ir beskrolindama man pradėjo eiti įrašai, kaip žmonės keliauja, gražūs vaizdai, saulėlydžiai, kalnai. Ir toks kontrastas, kad galvoju, jau buvo praėję po fizinio atsiskyrimo su buvusiu vyru apie 2 mėnesius. Ir aišku, jau man tie 2 mėnesiai atrodė labai daug, nors iš tikrųjų psichikai tai yra kaip 1 diena. Tai yra nieko, galima sakyti, kad dar nieko nepraėjo. Bet man tuo metu irgi atrodė, jau 2 mėnesiai praėjo, jau man čia turėtų pagerėti, aš vis tiek taip jaučiuosi, matyt, aš kažką ne taip darau. Ir tie įrašai, kur žmonės keliauja, o kadangi tai visada irgi buvo mano noras, mano aistra, ir galvoju, aš guliu lovoj, tokioj depresijoje, tokiam liūdesy, tokiam skausme. O galėčiau vietoj to keliauti. Ir galbūt aš kažką darau ne taip. Ir kažkas man tuo metu tiesiog viduj susitrigerino, kad turiu kažką pakeisti, turiu padaryti kažką drastiško. Ir prisiminkim tą faktą, kad tuo metu aš niekur nedirbu, aš tik pradėjau savo veiklą, dar nedrąsiai keliu pirmuosius video. Tai aš niekur nedirbu, pajamų įplaukiančių turiu tik tai santaupų, bet viskas tiesiog išeina išlaidom ir tiesiog mano viduj kažkas persijungia. Ir tiesiog viduj atėjo pajautimas, sprendimas, kad aš jau geriau tuos visus pinigus, net jeigu, nes buvo tokia baimė, kas jeigu aš kažkaip neuždirbsiu tų pinigų ar daugiau nepritrauksiu ir turiu tik tiek, kiek turiu tų santaupų. Tai atėjo tokia mintis, kad aš geriau tas visas santaupas išleisiu keliaudama ir darydama tai, ką man iš tikrųjų gera daryti, negu gyvendama vienoj vietoj ir mokėdama už nuomą ir išleisdama tas visas santaupas tiesiog nuomai ir pragyvenimui. Tai žodžiu, toks buvo mano sprendimas, labai spontaniškas. Žinoma, iš pradžių užplūdo euforija, paskui jau kai reikėjo žengti pirmuosius žingsnius, tai nemažai ir baimės buvo, bet tuo pačiu vėlgi kažkokia atrodo magiška jėga vedė į priekį. Ir tiesiog staigiai pajaučiau impulsą sekančią dieną, kad turiu nutraukti nuomą ir žinau, kad nutraukdama nuomą taip pat palieku ir didžiulį depozitą. Tai tiesiog pranešiau mėnesis prieš, kaip ir buvom susitarę sutartyje, jeigu taip nutiktų, tai pranešiau mėnesis prieš, kad paskutinį mėnesį atgyvenu. Ir kad, žodžiu, aš išsikraustau ir per tą mėnesį dar kiek turėjau daiktų, tiesiog išpardaviau visus likusius daiktus ir realiai pasilikau 2 lagaminus ir mano visas tas gyvenimas, prieš tai buvęs gyvenimas, jau tuometinis gyvenimas,
sutilpo į 2 lagaminus. Ir aš susikroviau tos 2 lagaminus į automobilį ir tuo metu viena, be jokio plano, be galutinio tikslo, išvažiavau per Europą. Ir prieš išvažiuojant išgyvenau tokį labai įdomų momentą, galima sakyti, kaip savo galios susigrąžinimą iš dalies. Tai vat irgi ta situacija, kurią pasidalinsiu, parodo, ant kiek buvo daug kontrolės iš toksinės šeimos pusės ir ant kiek ten viskas disfunkciška ir nesveika. Tai kaip tik, kaip aš ruošiausi išvažiuoti, viduj pradėjo kilti didžiulė kaltė ir baimė, tarsi turėčiau prisiduoti tėvam, tarsi turėčiau informuoti tėvus, tiem patiem tėvam, iš kurių nesusilaukiau visiškai jokio tinkamo palaikymo visam šitam skyrybų procese. Ir ne tik, kad nesusilaukiau palaikymo, bet dar tą visą procesą jie man ir labai stipriai apsunkino. Ir kai aš grįžau į Lietuvą, tai iš vis vien pagalvojus apie šitą faktą, kad net su buvusiu vyru, ne kiek mes pergyvenom, kad mes skiriamės, bet kaip tai reikės pasakyti tėvam. Tai jau čia yra ant kiek iškreipta ir nenormalu. Kad ne kiek mes jaudinamės dėl savo emocijų, būsenos ir jausmų ir kad mūsų ten gyvenimai keičiasi ir kad ten mano gyvenimas griūva, bet kaip reikės pasakyti tėvam. Ir tarsi net buvom sugalvoję strategiją, nes iš savo pusės dariau viską, kad mes skirtumėmės gražiuoju. Tai tarsi dar iki to fizinio atsiskyrimo tiesiog strategavom, dėliojom, kad kaip reikės tiem tėvam pasakyti. Ir aš grįžau pirmą į Lietuvą ir taip nutiko, kad tiesiog gavosi, kad aš pirmoji buvau ta, kuri pranešiau savo tėvam. Tiesiog buvo tokia situacija. Ir mano motinos reakcija buvo ne tai, kad kaip tu jautiesi, bet kaip reikės pasakyti tėvui. Kaip dabar reikės pasakyti tėvui, kad tu skiriesi, kad aš skiriuosi, kaip reikės pasakyti tėvui. Tai ne tai, kaip tu jautiesi, kaip tu išgyveni visą šitą periodą. Tai ant tiek viskas funkciška, disfunkciška, ant tiek viskas iškreipta ir ne tik tai, bet mano tėvas apskritai visą laiką buvo agresyvus, impulsyvus, tai gavosi, kad tą visą situaciją, būdami toksiški, būdami narcisistiniai asmenys, tiesiog apvertė apie save. Aš skiriuosi, bet jie staiga tapo didžiausiom aukom ir, sakau, tą visą situaciją netgi apsunkino ir mes buvom susitarę su buvusiu vyru, kad kiekvienas pranešim savo tėvam ir kad pranešim tada, kai jau abu būsim Lietuvoje, kad tiesiog nebūtų kažkokios sumaišties toj pačioj visoj kelioniai, grįžinėjant iš Tenerifės. Bet, sakau, kadangi gavos, kad mano tėvai sužinojo pirmieji ir nors aš žinoma jų prašiau nesikišti ir toliau neskleisti šitos informacijos, kad leisti tam buvusiam vyrui pačiam pasakyti savo tėvam, kai jisai grįž, sakau, visa tokia drama tiesiog nesuvokiama, ne apie tai, kas vyksta su manim, kad man skauda, nes aš skiriuosi, bet apie tai, kaip apeiti tuos disfunkcinius tėvus, kaip ten, kad neįvyktų drama, kad neįvyktų sumaištis, kad čia kažkas tai neįvyktų. Bet žodžiu, kaip sakau, kad tėvas toks impulsyvus, agresyvus, tai irgi gavosi, kad tiesiog sukūrė papildomą dramą, pasakė mano buvusio tėvam. Net nenoriu kažkaip į labai smulkes detalės leistis, nes kažkaip tiesiog sukūrė labai didelę papildomą dramą, kurios galėjo nebūti, apsunkino visą tą situaciją.
Ir žodžiu, vat man prieš išvykstant į tą užsienį, sakau, sukilo ta kaltė, kažkokia baimė, nes visą laiką šalia tokių toksinių tėvų tu jautiesi mažinamas, nes jie tave ir mažina. Bet jie tave užstrigdina ant tokio amžiaus, kuriame jie dar galėjo tave kontroliuoti. Tai nesvarbu, kiek tau metų, bet jie visada elgsis, net kalbės su tavim, tai net kažkokius komentarus tokius mėtis, taip, kad tu pasijaustum šalia jų kaip vaikas, tarsi nepilnavertis. Ir tarsi atsakingas, tarsi skolingas savo gyvenimą. Nors esi pilnai suaugęs žmogus, galintis daryti, ką nori ir keliauti, kur nori. Bet tiesiog pradėjo man tuo metu kilti tie visi apsauginiai mechanizmai, tos visos baimės, kad aš kažkaip tai turiu pranešti jiem, kad aš išvykstu, kad kažkaip aš turiu prisiduoti, neaišku dėl kokių priežasčių. Ir tuo pačiu už keletos dienų kaip tik turėjo būti motinos diena, tai dar labiau kažkaip visą šitą pastiprino tą kaltę ir tą baimę. Ir gavosi, kad aš savo motiną pasveikinau žinute, bet žinoma, tai buvo didžiulis įsižeidimas, nusiminimas ir taip toliau. Visgi aš pasirinkau labai sąmoningai išbūti tuos jausmus. Ir nors iki paskutinės minutės ten viduje atrodė, turiu prisiduoti ir visgi nusprendžiau, kad aš esu suaugęs žmogus ir aš galiu daryti tai, ką noriu savo gyvenime ir aš galiu išvykti ir man nereikia prisiduoti savo toksiniam tėvams, su kuriais ir taip nėra ryšio ir kurie viską tik tai apsunkina ir kaip tik viską apvelia. Ir netgi tiesą sakant, dar buvo tokia viena situacija, kad kai tik grįžau į Lietuvą, fiziškai jau atsiskyrusi ir teisiškai išsiskyrusi su buvusiu vyru, tai sakau, dar šiek tiek buvo dar to kontakto su tais tėvais ir tiesiog vieną dieną susitikom su mama papietauti. Ir tą dieną aš atsimenu, jai prasitariau, kad aš noriu keliauti. Būdama toj baisioj situacijoje skyrybų, kur ten, iš lovos nenoriu pasikelt, aš noriu keliauti. Ir dar tada aš iki galo nesuvokiau, kas vyksta ir ant kiek yra disfunkcinė ta šeima, ar kad ten mano motina turi narcisistinį elgesio sutrikimą. Tai aš dar tada iki galo nesuvokiau ir dėl to gavosi, kad taip iš inercijos su džiaugsmu pasidalinau ir aišku, ta visa situacija apsivertė visiškai priešingą pusę, iš karto į mano pusę kažkoks tai pyktis, nepasitenkinimas ir taip toliau, todėl kad jiem visada buvo svarbu kontroliuoti, kad aš būčiau šalia tam, kad jie galėtų kontroliuoti, nes narcisistiniai žmonės, jie turi kaip energetiniai vampyrai, jie turi turėti resursą ir aš kadangi visada buvau jų tas resursas, tai netekti to resurso negerai, pikta tada. Tai žodžiu, grįžtu prie tos dalies, kad išvažiuoju iš Lietuvos ir tokie dviprasmiški jausmai ir tuo pačiu toks didžiulis laisvės pojūtis ir džiaugsmas ir euforija ir pasididžiavimas savim, kad dar kažkokį vieną ribojantį mechanizmą sulaužiau ir iš jo išlipau sąmoningai pasirinkdama save. Iš kitos pusės ir liūdesys, ir vienišumas, toks tikrai pasileidi vienas į tokią gyvenimo kelionę, be atgalinio bilieto, be galutinio tikslo, tiesiog neįsivaizduoji, kas laukia, be jokių stabilių pajamų, tik tiek, kiek turiu santaupų. Ir net neįsivaizduodama, kaip kas bus. Ir pirmoji mano stotelė buvo Šveicarija, nes labai senai svajojau aplankyti Šveicariją, tai išpildžiau tą savo svajonę. Ir kaip žinia, kad Šveicarija tikrai yra viena iš brangiausių Europos šalių. Taip turbūt būtų galima teikti, nors gaunasi, kad ne visai priklauso Europos Sąjungai. Bet žodžiu, vis tiek to vidinio pasitikėjimo vedama ir kažkaip
Šveicarijoje ypač pajaučiau tą vidinę laisvę ir tokį užsipildymą ir tą galią savo, kad viena iškeliavau. Vat visada man taip atrodydavo baisu vienai keliauti. O baisu buvo tai tik dėl to, kai buvau užprogramuota. Ir vat kiek buvo kontrolės vat iš tos disfunkcinės, toksinės šeimos. Vat kiek to tokio užspaudimo, kad tu neik, nedaryk, čia bus blogai ir taip toliau. Tai vat ir tiek ten laisvės patyriau. Ir tada sekanti stotelė buvo Portugalija ir į Portugaliją jau vykau ne viena, prie manęs prisijungė viena mergina, su kuria tiesą sakant buvo nelabai senai susipažinę, bet tiesiog kažkaip ją užmotyvavo ta mano tokia energija keliauti, va taip spontaniškai keliauti. Tai gavosi, kad į Portugaliją vykom drauge nuo Šveicarijos, tai va ir atvykstam į Portugaliją ir neturim gyvenamos vietos, nieko neturim, nieko nežinom, tiesiog va automobilis su lagaminais ir mes. Ir pirmas keletą naktų tai tiesiog nuomavomės per Airbnb, bet kaip tik tai buvo pats sezonas, nes jau tai buvo galbūt gegužės vidurys, gegužės galas, taip pat sezonas ir kainos sezono metu ten tikrai didelės. Tai keletą naktų tiesiog nuomavomės per Airbnb, bet suprantam, kad reikia kažką susirasti. reikia susirasti tokį labiau ilgalaikį variantą, kur gyventi, nes ten už kiekvieną naktį mokėt po 100 eurų, tai greitai tos santaupos išseks. Ir susirasti sudėtinga ir ypač tam regione, į kurį mes atvykom, nes tas regionas labai populiarus ir dar piko metu, tai kažką rasti tenai realiai stebuklas. Ir aš realiai rašau per visas grupės, žodžiu, ieškau mum vietos ir tiesiog niekas neatsiranda. Ir va aš labai gerai prisimenu tą momentą, nes realiai ir nuo kelionės pavargusi, nuo vairavimo pavargusi nuo to kraustinėjimosi, tokio neišsimiegojimo, nu tiesiog jau fizinis, psichologinis nuovargis didelis. Ir va niekaip neatsiranda ta vieta ir šiaip ta vidinė įtampa, dar vis tiek ta emocinė būsena dėl skyrybų. Aišku, jinai šiek tiek prasiblaškė dėl tos visos kelionės, bet vis tiek procesai labai intensyvūs vyksta viduj. Ir atsimenu, sėdžiu Lidlo aikštelėje automobilyje, ką tik apsipirkę. Ir sėdžiu, nu ir viskas, jau vakarėja ir vėl mes neturim kur nakvot. Ir tiesiog balsu pradėjau verkti. Tiesiog viskas atrodo viduj, tarsi būčiau paleidus tą visą įtampą pasidavusi, atsirėmiau į vairą ir tiesiog balsu pradėjau verkti. Ir irgi ten žmonės aplinkui vaikšto. Ir galvoju, tiesiog, viskas, pavargau, nežinau, ką daryti, tikrai nežinau, ką daryti, padariau viską, ką galėjau, kas yra mano valioje. Ir kokiais nuostabiais būdais veikia visata. Ir po to išsiverkimo pasiemu telefoną ir žiūriu, viena mergina sureagavusi į vieną mano įrašą vienoje grupėje. Ir žodžiu, mes su ja sukontaktavom ir jinai sako, aš šiaip neplanavau niekam nuomuoti, aš turiu kelis laisvus kambarius, sako, aš šiaip neplanavau niekam taip trumpalaikiai nuomuoti, bet kažkodėl pamačiau tavo įrašą ir kažkoks viduj buvo impulsas ir sugalvojau parašyti, tai žodžiu mes susiskambinom su ta nepažįstama mergina ir vakare jau mes buvom pas ją namuose ir jau mes turėjom gyvenamą vietą. Ir plus dar tą naktį net gavosi, kad jos pačios nebuvo namuose, nes jinai buvo susitarusi nakvoti pas draugę, tai jinai mums tiesiog paliko savo namų raktus, nepažįstamiem žmonėm, paliko namų raktus ir jau tą naktį, žodžiu, viskas išsisprendė ir mes turėjom gyvenamą vietą. Atrodo, labai noriu papasakoti nuosekliai visus įvykius, bet tiesiog, kai reikia prisiminti, tai ne viskas visą laiką pavyksta.
Ir vis tiek, kadangi kalbu į kamerą, o ne gyvai su žmonėmis, tai irgi yra šiek tiek sudėtingiau pasakoti visą istoriją ir prisiminti tas detalės paeiliui. Tai čia buvo vienas visatos, sakykime, toks įsikišimas ir palaiminimas. Taip pat ir pačioj kelioniai iki Portugalijos mes važiavom per Ispaniją ir kažkaip tuo metu tiesiog užsikalbėjom. Ir staiga sekantis momentas, aš pamatau, kad pas mane automobilyje viskas užsidegė raudonom lemputėm ir automobilis pradėjo stoti, o mes esam greitkelyje apsuptame kalnų. Ir nieko aplink nėra, nei gyvos dvasios, tik greitkelis, kalnai ir pravažiuojantis automobiliai. Ir sustojom šalikeliai o man viduj toks pasitikėjimas, kad tikrai viskas gerai, tikrai visko bus pasirūpinta. Ir kažkaip net nebuvo tokios baimės ir netgi mes ir juokaujam apie visą tą situaciją ir bandžiau spėlioti, kas galėjo nutikti, galvoju, tik tai prašau, kad tik automobilis nebūtų sugedęs, galvoju, greičiausiai turbūt pasibaigė kuras, nes aš užsikalbėjau ir tiesiog nepamačiau, kad baiginėjasi kuras ir galvoju, tegul būna tik tai kuro problema. Tai žodžiu, mes atsistojom tranzuoti automobilių, niekas nestoja, bet vis tiek mums dar vis linksma. Kol galiausiai sustojo vienas vyrukas, kažkoks darbininkas, ispanas, kuris kaip taisyklė angliškai nekalba, verčiamės per Google Translate ir jisai žmogus sako, aš jums negaliu padėti, aš neturiu kuro ir sako, aš vykstu į darbą. Bet jis tuoj pat paskambino savo draugui ir sako, jis privažiuos už pusvalandžio ir jums priveš kuro. Kadangi mes Ispanijoje ir man jau nekartą yra tekę susidurti su ispanais, tai jeigu jie pasako už pusvalandžio, tai maždaug už 1,5 valandos. Tai žodžiu, 1,5 valandos sėdim ramiai, laukiam, nestresuojam, atvažiuos kitas ispanas, užpils mum kuro. Bet jau kai praėjo kokios 2 valandos ir pradėjo po truputį temti, tai pradėjo šiek tiek kilti nerimas ir tiesiog sakau, žinok, turbūt turim stotis ir dar kartą tranzuoti kitą automobilį, nes greičiausiai tas ispanas su tuo kuru neatvažiuos. Ir jūs įsivaizduokit, išlipam iš automobilio, iškeliam nykštį. Ir pati pirma mašina, kuri sustoja, yra būtent tas ispanas, kuris mum vežė kurą. Tai visgi tas žmogus atvažiavo, jis užpylė mum kuro, už kurį net neėmė pinigų, jis palydėjo mus iki artimiausios degalinės. Degaliniai gavos ten, degalinės darbuotojai dar mum patikrino tą mašiną, kad ten tikrai viskas gerai, dar mes ten kažko užpylėm, kažką pakeitėm, žodžiu, viskas buvo gerai, tiesiog pasibaigė kuras ir dėl to, ir aušinimo skystis pasibaigė ir kuras, ir dėl to ten viskas taip įvyko. Tai žodžiu, visoje toj kelioniai buvo tokių įvykių, čia tokie įsimintiniausi, sakykime, įvykiai, bet buvo ir smulkesnių įvykių. Tokių kaip ženklų, kad esu visiškai visatos apsaugoj, visiškai visatos palydoj. Tuo pačiu, kai važiavau per Ispaniją, iš tikrųjų labai emociškai stipriai kilo skausmas, kilo įvairiausi prisiminimai, nors mes gyvenom su buvusiu vyru Tenerifėje, tai Kanarų salose, ne pačiam Ispanijos žemyne, bet vis tiek man ta visa aplinka viską priminė, tai irgi per tokią vidinę mirtį ir per tokį vidinį gedulą praėjau tiesiog važiuodama per tą visą Ispaniją, toks kaip simbolis atrodo buvo, pravažiuoti dar kartą pro tą žaizdą ir tiesiog atrodo viską nusimesti ir palikti. Tai po truputį pradėjome įsikurti Portugalijoje. Ir atrodo, pradėjo dalykai kažkaip lengviau tekėti ir tarsi ir tas vidus labiau pradėjo gyti ir tarsi pradėjo kažkiek gerėti, aišku, dienų sunkių vis tiek būdavo ir emocijų sunkių vis tiek būdavo, juo labiau žinant, kad tikrai dar buvo neilgas laiko tarpas praėjęs, nes psichikai tokius dalykus pergyventi ir adaptuotis tikrai užtrunka, tai ten 2-3 mėnesiai, pusę metų, tai nieko nereiškia, todėl
Todėl tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, išsiskiria ir iškart iš santykių šoka į kitus santykius, kad ir ten, kai kurie būna iš karto ten po savaitės, bet kad ir, sakyčiau, kad ir po mėnesio, aš vis tiek tai skaityčiau iš karto, kad ir po 3 mėnesių tai yra iš karto, kad ir po pusės metų tai yra iš karto, todėl kad per tiek laiko nespėjai paleisti, nespėjai psichika adaptuotis, nespėjai išgyti. Tai vadinasi, kad toliau vėl su ta žaizda šoki į kitus santykius ir dabar su tuo nauju žmogum bandai užkišti tą savo vidinę skylę, kurios neužkišai prieš tai buvusiuose santykiuose ir yra didelė tikimybė, net nedidelė tikimybė, o 100% tikimybė, kad realiai tie nauji santykiai užsibaigs lygiai taip pat. Tai jeigu nesprendi savo vidinių problemų, savo vidinių žaizdų ir šokinėjai nuo santykio prie santykio, tai tu tiesiog sutiksi tą patį žmogų, tik kitame kūne kiekvieną kartą. Ir tos pačios situacijos kartosis. Tai aš šiuo atveju labai sąmoningai, suprasdama tos visus mechanizmus, labai sąmoningai pasirinkau save ir pasirinkau tą sunkesnį kelią, ne kad bandyti kažkur šokti, į kažką kabintis, kažko ieškoti, bet netgi pasirinkau tokią izoliaciją, tokį grįžimą į save, savęs gydymą. Ir iš tikrųjų tas laikotarpis toks, nors aplink mane ir buvo žmonių, bet realiai aš nelabai ką prisileidau prie savęs arti, tai tokie daugiau buvo paviršutiniški kontaktai, nes aš buvau labai susikoncentravusi į vidinį gijimą, į sprendimą tų trauminių mechanizmų. Ir tada, bebūnant Portugalijoje, jau kurį laiką, tarsi gavau tokią antrą dozę skyrybų, kuri buvo, atrodo, ne ką mažiau skausminga. Ir paskui supratau, kad matyt gyvenimas visata nenorėjo vienu metu man visko duoti, kad vienu metu viskas išaiškėtų, kaip iš tiesų buvo, nes turbūt būtų buvę per daug sudėtinga atlaikyti, nes jau ir tai buvo labai sudėtinga. Tai taip atrodė, kad tos skyrybos tokiom dozėm vyko, tokiom injekcijom, kur jau atrodo šiek tiek pagerėja ir dar kažkokią injekciją duoda. Tai aš nuo vaikystės sapnuoju pranašiškus sapnus, tai turiu labai stiprią intuiciją, matymą, gilesnį pajautimą. Ir kai su žmogum prabūni tiek laiko, tai tu su žmogum surištas ne tik fiziškai būni, bet ir energetiškai labai stipriai. Ir net jau kai fiziškai išsiskiri, net jeigu kažkiek laiko praeina, tai vis tiek ir sapnai lanko, už tai, kad energetiškai dar visi tie kontaktai nėra iki galo nutrūkę. Tai nesistebėkit, jeigu išsiskiriat su kažkuo ir kad vis dar sapnuojat tą žmogų. Tai gali būti arba tas žmogus atspindi kažkokius dar pasąmoninius neišspręstus dalykus, arba tiesiog energetiškai dar yra nenutrūkęs tas ryšys. Dar pasąmonė laikosi ir viena ir kita pasąmonė dar laikosi vienas kito. Nes faktas, kad taip tiesiog paimti ir viską nutraukti, ne taip paprasta. Ir ypač, kai tai yra sukurta iš traumos, kad tai yra trauminiai mechanizmai, dėl kurių vis pirmoje eilėje yra atėjai į santykį, kur yra priklausomybė, tiesiog nuo to toksiško santykio. Ir žinoma, aš beveik kiekvieną naktį tiesiog sapnavau buvusi vyrą, santykius ir kažkokią informaciją apie jį. Ir kitą kartą tie sapnai tiesiog tai būdavo apie mane ir man kažkokius vidinius dalykus išsispręsti. Bet kitą kartą tai būdavo tiesioginiai sapnai apie tą žmogų. Tai dar ir būdama Lietuvoje buvau gavusi informacijos apie tą žmogų, kad jam ten sunkus laikotarpis ten ir taip toliau. Ir tiesiog gavosi, kad paskambinau ir papasakau, ką sapnavau ir man patvirtino, kad taip ir yra, kad ir yra toks laikotarpis. Ir tada bebūnant Portugalijoje, tiesiog beveik kiekvieną naktį sapnavau, kad tas žmogus jau yra susiradęs kitą moterį. Ir žinot, kas yra sunkiausia tokiose situacijose, kodėl mums tai būna skaudu, kai atrodo po santykių, gana po trumpo laiko, kažkuri pusė, jeigu puola į kitus santykius, tai kas yra tame skaudu, net jeigu šiuo atveju, kaip sakau,
aš tam žmogui kaip ir nieko nebejaučiau. Tai tik buvo išlikęs prisiminimas ar ten tas buvęs prisirišimas. Ir aš su tuo žmogum nebenorėjau būti santykyje, bet kodėl vis tiek yra tas skausmas, kad kitas žmogus nueina į kitą santykį ir dar taip greitai, nes atrodo tokia kaip išdavystė, nes vis tiek tu tikiesi, kad galbūt kol dar buvai tam santykėje, kad rūpėjai tam žmogui ir taip atrodo, kad jeigu rūpėjai, tai tas žmogus taip greit neišgis ir taip greit tavęs neiškeis. Tai čia irgi va ta sužeista ego dalis, kuri sudirba, va ta atstūmimo žaizda. Bet iš tikrųjų, kad kitas žmogus nueina į kitus santykius, tai iš tikrųjų nieko nepasako apie tave, tai viską pasako apie tą žmogų. Ir jeigu žmogus yra narcisistinis, yra toksinis, tai realiai iš vis tokie žmonės net neturi gebėjimo mylėti. Pas narcisistinius žmonės iš vis nėra išsivystęs empatiškumo jausmas arba gebėjimas mylėti. Tai iš dalies galima sakyti, kaip yra jų šio gyvenimo karma arba šio gyvenimo bausmė, kad jie realiai niekada gyvenime negalės patirti meilės jausmo. Jie gali suprasti, jie gali tam tikrą prasme suvaidinti visą tai, bet iš tikrųjų pajausti jie tokios galimybės neturi. Tai žodžiu, tie sapnai manęs neapleido ir beje, kol aš buvau santykyje, aš beveik kiekvieną naktį sapnuodavau, kad tas žmogus mane išdavinėja. Ir kol buvau santykyje, tai aš galvojau, kad čia aš prisigalvoju, kad čia yra kažkokie mano vidiniai nesaugumai ir aš dėl to labai daug su tuo dirbau. Bet tiesiog tie sapnai manęs neapleisdavo. Todėl, jeigu intuiciškai kažką jaučiat, niekada negalvokit, kad jūs prisigalvojat ar klystat, nes kūnas visada žino, kūnas visada pasakys tiesą. Ir jeigu kažkas taip intensyviai kartojasi ir taip intensyviai eina kažkokią žinutę, jinai eina neatsitiktinai. Kitą kartą mes tiesiog nenorim tos žinutės pamatyti, nes tai būna per daug skausminga, ta tiesa būna per daug skausminga. Tai ir Portugalijoje man, kol buvau, labai stipriai ėjo sapnai, kad tas žmogus yra su kita moterim ir tiesiog nedavė ramybės man tie sapnai ir viską ten iki detalių sapnuoju labai aiškiai ir galvoju, kodėl, kam tu man siunti šitą informaciją, aš nenoriu žinoti šitos informacijos apie tą žmogų. Ir kaip sakau, kadangi iki to momento mes dar netgi šiek tiek palaikėm tokį kaip draugišką ryšį, labai minimaliai, tik dėl to, kad dalinomės šuniu, nes būdami santykiuose, žodžiu, įsigijom šunį augintinį ir gavosi, kad juo dalinomės ir tuo metu kaip tik mano šuo buvo paliktas pas jį, tai dėl to gavosi, kad buvo labai minimaliai, bet šiek tiek to tokio kontakto. Ir tiesiog aš viduj pajaučiau, kad aš tiesiog turiu paskambinti ir aš tiesiog turiu gauti tą atsakymą ar gauti tą tiesą, kad man pasibaigtų tie visi sapnai. Tiesiog taip intuityviai jaučiau ir aš jaučiau, kad bus sunku išgirsti tą tiesą, nes aš žinojau, kad tai yra tiesa, nes jau ne kartą mano tie pranašiški sapnai pasitvirtino iki detalių. Tai aš, žodžiu, pasiruošiau tą informaciją priimti, bet aišku, buvo labai skausminga ir paskambinau ir aš gavau tą patvirtinimą, kad taip ir yra. Ir kai aš gavau tą patvirtinimą ir dar keletą patvirtinimų apie tai, kas buvo, kol buvom santykyje, ir man tada tiesiog susivedė visi galai. Man susidėjo visi taškai ir man iškilo tos visos situacijos, kur aš kažką jaučiau, ar aš galvojau, kad taip ir taip yra, bet aš grinai nurašiau, kad ne, gal aš čia prisigalvoju, čia gal yra netiesa. Ir viskas susivedė, kad iš tikrųjų mano intuicija neklydo, kai aš jaudinausi, kad galbūt aš esu išdavinėjama, neklydo ir dėl visų kitų dalykų. Ir tiesiog man tas atsakymas apie tą vieną dalyką gavosi, kad man patvirtino visus kitus dalykus. Tiesiog atrodė vėl kaip antrą kartą
kažkas dar vienus būtų rožinius akinius nuėmė, jau viskas, galutinai nuėmė. Ir tada tą akimirką vėl ten man vos ne panikos ataka užkilo, buvo labai sunku, tiesiog verkiau balsu atsisėdus ant uolos krašto prie vandenyno. Irgi nepaisant to, kad aplinkui buvo žmonės, bet tiesiog negalėjau sustoti. Bet tuo pat metu, kai man susivedė tie visi galai, ne tik tas man buvo šokas, kad va, tas kitas žmogus taip greit nuėjo į kitus santykius, kad, nu, žodžiu, tas ego skausmas, kad aš iš tikrųjų tiek nerūpėjau, ar tiek manęs nemylėjo ir taip toliau. Nors, kaip sakau, ten ar taip meilės negalėjo būti, nes tai buvo trauminis ryšys. Bet man susivedė galai, kad tas žmogus ne tik, kad toksinis buvo, bet kad buvo narcisistinis. Ir kad aš gyvenau su žmogum, kur galvojau, kad jisai yra vienoks, o pasirodo, kad jisai yra visiškai kitoks ir kad aš to žmogaus iš tikrųjų net visiškai nepažįstu. Ir toks vėl buvo didžiulis šokas visai sistemai, toks kaip vėl apskeminta, visiškai apskeminta. Ir aišku, tai didelė dalis ir mano atsakomybės, nes ėjo ženklai, bet aš nenorėjau tos tiesos matyti. Man tiesiog ta tiesa buvo per sudėtinga ir per skaudi tą akimirką. Bet tiesiog vėl tokia galutinė iliuzijos griūtis. Galutinė iliuzijos griūtis, kad aš prabuvau santykiuose, neaišku su kuo. Ir tada sakau, tos visos situacijos, kaip ten kas vyko, ir kodėl vyko, ir kaip, kur ten man atrodė, kad vat, vyksta negeri dalykai, bet aš tiesiog viską nustumdavau. Ir tiesiog dar toks vienas didžiulis burbulas sprogo. Ir vėl atrodo psichikai tvarkytis su tokiu didžiuliu kiekiu skausmo, gedulo, informacijos. Tai toks kaip antros skyrybos, kaip antras milžiniškas lūžis. Ir tuo pat metu man taip pat atėjo ir suvokimas apie visą dinamiką su mano tėvais, apie visą disfunkciją, apie narcisistinius žmones, kaip veikia tas visas mechanizmas ir kad jeigu tu užaugi su narcisistiniais asmenim, tai ir to nežinai, ir to negydai, tai 100%, kad tu ir partnerį tokį pritrauksi, tokią pat energiją pritrauksi. Tai tiesiog vat, dar viena tokia Pandoros skrynia atsivėrė su ta visa tiesa, su ta visa informacija ir su tuo visu skausmu. Bet plačiau apie tai papasakosiu sekančiam įraše. Tai dėkoju, kas klausėte, tikiuosi buvo naudinga, tikiuosi surezonavo. Jeigu patiko, nepamirškite paspausti like, nepamirškite paspausti subscribe. Čia subscribe YouTube'ai nieko nekainuoja. Tiesiog jūs kiekvieną kartą gausit pranešimą, kai aš įkelsiu naują įrašą. Tai jeigu nenorit praleisti ar norit būti pirmieji, kurie pamatysit mano naują įrašą, tai paspauskit subscribe. Pasidalinkit šitų įrašų, jeigu jaučiat, kad tai kažkam galėtų būti aktualu. Ir tiesiog kaip visada visus apkabinu, siunčiu meilės ir iki kito karto.